Sveiki, mėlyjeji. Ir šiandien mes turim labai nuostabią viešnią, ryškę moterį, kuri daro labai stiprius dalykus. Ir mes kalbam apie tą emocinę, fizinę sveikatą. Ir man teko patirti, ką jinai daro. Tai yra Greta Krupavičienė, kuri daro sąmoningą kvėpavimą. Jung Krupavičiūtė. Krupavičiūtė, gerai, kad pataisėjai, nes pas mane Ne, aš gyvenime nesu tekėjus, čia mano mergautinė pavardė. Tas gerai, svarbu, ką veiki. Žinai, tos A, pavardės nu, moteris galim keisti per gyvenimą ne vieną kartą. Per svarbu apskritai, ką atnešam pasaulyje, ar su viena, ar su kita pavardė, visai nesvarbu. Tai oi Dieve, klausyk. Vėloji, žinai, kad ir noriu tau pasakyti, kad aš anksčiau galvodavau, kas tas yra sąmoningas kvėpavimas arba kas tas yra rebefingai, žinai, nu labai dabar tai populiaru. Ir aš galvoju, kad daugelis žmonių irgi to nežino, nebent tik tie, kurie taip domisi, eina į kokius festivalius, bet tikrai dar nėra labai aišku, nes aš jau atrodo domiuosi, bet man dar buvo neaišku, ką ten pas tave veiksime. Tai dabar tu pati prisistatyk savai žodžiais, kas tu esi, ką tu darai, kokį gėrį neši tu pasauliu ir žmonėm. Gerai, tai žodžiu, netekėjusi Krupavičiūtė, ta pavardė niekada nesikeitė, nors teisingai Kristina pastebėjo, kad ir kailis matyt gali keistis, ar ne, ir pavardės, ir dar kas tik tai nori. Tai rebefingas, angliškai rebirthing, atgimimas, kitaip tariant, arba gimimas iš naujo. Tai yra kvėpavimo metodika, kurią sukūrė Leonardas Oras maždaug laikotarpyje nuo 60 kokių antrų ar ketvirtų iki 70 kažkelintų tai metų, čia praeito šimtmečio. Tai va, nes jisai pastebėjo, kaip kvėpavimas keičia savijautą. Ir po to sudarė metodiką, jinai buvo taikoma truputį kitaip ir kitais tikslais negu yra dabar. Dabar jinai daugiausia yra taikoma tiesiog pagerinti savijautai, paleisti emocijom, paleisti įtampom, sugrįžti į save. Ir tai yra tiesiog kvėpavimo metodas, kada nedarom pauzių tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. Nes, pavyzdžiui, mes labai dažnai padarom po pauzę. Būnagi, kaip sako, užima kvapą, ar ne? Nu tai vat, be kvapo užėmimo. Bet to natūraliai, kai kvėpuojam, pas mus mes kvėpuojam tokiu labai smielu trikampiu, ar ne? Įkvėpimas, iškvėpimas ir mažytė pauzė, kuri skirta paprastai atsipalaidavimui. Tačiau jeigu mes kvėpuojame vat, pagal repefingo arba sąmoningo kvėpavimo metodiką, tai mes sukam ratą, sujungiam įkvėpimas, iškvėpimas, įkvėpimas, iškvėpimas be pauzių. Nu, ta prasme, keičiasi kvėpavimas, ar ne, nuo iškvėpimo į įkvėpimą, nuo įkvėpimo į iškvėpimą, bet mes nebedarom pauzės ir mes tiesiog tai kontroliuojam savo protų, savo smegenims. Tai va tas kvėpavimas ratu, dar vadinasi cirkuliacinis kvėpavimas, ten visokių tų kvėpavimų pavadinimų yra sąmoningas kvėpavimas, rebefingas, jų visų esmė nedaryti pauzių tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. O variacijų yra visokiausių. Per nosį, per burną, įkvėpimas per nosį, iškvėpimas per burną arba atvirkščiai, arba ten greičiau, lėčiau, tempas koreguojamas, gilumas, seklumas koreguojamas. Žodžiu, kaip sakiau, variacijų yra visokių. A, savo kvėpavimo užsiemimuose, kuriuos dabar jau vedu kas sekmadienį, aš naudoju šitą kvėpavimą konkrečiai žmonėm pailsėti. Atsipalaiduoti, nes, vat, sakykime, tam įprastiniam gyvenime mus tampo paprastai į skirtingas pusės, ar ne? Šeima, darbai, laisvalaikiai, draugai, ten giminė ir taip toliau ir panašiai, nu ir į koncertą kokį norsgi kartais norisi nueiti ir ką nors savo gražesnio nusipirkti ir pasidovanoti dar ir kelionę. Ir taip gaunasi, kad mes taip imam ir užsiveliam, tiesiog
apsikraunam, ar ne, tokiais kaip voratinklis ir dar tas voratinklis netoks pasyvus, ar ne, kad tiesiog apsivėliai ten ir sėdi visos apsivėlės, bet dar ir tampa. Va čia man tavo dėmesio ir čia, ir čia, ir čia, ir čia, o kur mano Facebooko draugai, o kur mano Instagramo draugai, o čia WhatsApp'o žinutės. Dabar jau ir darbas persikėlė į visokius WhatsApp'us, ten Instagramus, Facebookus ir taip toliau. Nu, ir žodžiu, ir dar plus gaunam žinių, ten tų, sakykime, iš Lietuvos, iš viso pasaulio, kurios matyt irgi daugiau akcentuoja tą neigiamą pusę, kas blogai. Kad būtų gerų žinių portalas, aš matyt girdėjau 2 kartus gyvenime, bet tokie egzistuoja vis dėlto. Kur Mhm. yra geros naujienos. Nes šiaip mes gaunam tik tai blogas. Pavyzdžiui, CNN, ar ne? Kai kas vadina katastrofų televizija, nes tu apie katastrofas. Nu ir šiaip labai daug va tokio visokio neigiamo fono, ar ne? Ne vien tik tai esam tampami į skirtingas puses, Mhm. mums nebelieka laiko sustoti ir pagalvoti, klausyk, o ką aš čia veikiu, o ko aš noriu, ko aš noriu. Ne ką man sako, kad aš noriu, bet ko realiai aš noriu, ar ne? Bet mus ir dar užpila va ta visokia neigiama informacija ir kitaip tariant, mus labai stipriai valdo baimėmis. Oi, bus blogai, bėkite pirkti kuprinių, bėkite pirkti druskos, bėkite pirkti grikių, nežinau, ko ten dar kažko tai. Oi, bus blogai, ruoškitės blogiausiam, ar ne? Nu, taip gerai pasižiūrėjus į savo praeitį, iš tokių gąsdinimų labai dažnai būdavo šnipštas. Mhm. Bet, Aišku, pasiruošti apgalvoti nekenkia, bet gyventi toje baimėje reiškia gyventi nuolatiniai įtampai, kuri tiesiog mūsų sistemą perkrūna. Jis jau ir taip perkrūta, ar ne? Nu mes kaip žmogus, kaip rušis, ar ne? Nebuvom tam sukurti tokiam informaciniam krūviui ir dėmesio va, tampimui, ar ne? Ir kai ateina pas mane žmonės į užsiėmimus, rebefingo arba sąmoningo kvėpavimo, vadinkit kaip norit, jie tiesiog pailsi. Jie pabūna su savim 2 valandas. Nenori, nekalbėk. Norisi kalbėti, prašom. Nesinori kalbėti, prašom. Ir jie tada, kadangi kontroliuoja mintimis savo kvėpavimą, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, užduodu toną, aš užduodu tempą, bet jo nebūtina laikytis. Kas nori kvėpuoja greičiau, kas nori kvėpuoja lėčiau, kas nori iš viso varijuoja ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Kas nori sulaiko kvėpavimą. Ir visa tai žmogus, nu, kažkiek tai kontroliuoja, ar ne? Tai reiškia, kad tuo metu mintis nebeklajoja, ar ne? Jos nebeužkrauna. Mes pailsim nuo to amžino tokio informacinio fono, ar ne? Nuo to vat užkrovimo. Ir kada mes jau pailsim, tai ir ateina tos išvalgos, ko aš iš tiesų noriu. Ar man patinka tai, ką aš darau? Ar aš noriu kažką keisti? Jeigu noriu, tai kurią pusę? O gal noriu tiesiog pailsėti, tas 1,5 valandos ar 2, ar ne? Tuo labiau, kad mes darom šiokius tokius vat, atsipalaidavimo pratimus lengvus, vat, kur atpalaiduojam kaklą, sprandą, trapeciją, šiek tiek pečius prasukam, nugaras pramankštinam, kur mes nuo streso vat, visi tokie pasidarom susitraukę va toj vietoje, ar ne? Nu, grinai, nuo sprando ten iki nugaros vidurio, tai praktiškai visi, kas jau kurį laiką gyvena ir dirba, tik jie visi būna tokie susisukę į raidę C, net raumenys atrodo jau nebeatsikabina patys, turi mankštintis, ar ne? Kadangi stresas nusėda ir į fizinį kūną. Tai čia jau kalba eina apie psichosomatiką. Tai va, tai mes prasimankštinam šiek tiek, tada neriam į šiokias tokias meditacijas, į kvėpavimus ir taip. Iš pradžių meditacijos, pakvėpuojam, po to vėl pamedituojam, visą laiką kvėpuodami. Ir jeigu kažkam vat, yra tas neramus protas, ar ne, kur ištisai mintis ir negali žmogus nuo jų pailsėti, tokie dalykai duoda šansą pailsėti. Tai vat, duoda šansą pailsėti nuo streso, nuo kasdieninių reikalų, nuo to, kas pasaulyje yra blogai ir mums kažkuo tai grasina, ar ne, nuo tų baimių, kuriomis mes esame užviliami. Tada mūsų sprendimai pasidaro kitokie. Pavyzdžiui, mano labai vat, konkretus pavyzdys yra su lieknėjimu. Lieknėju 20 metų, o rezultatas atvirkštinis, plus 20 kilogramų.
Ir va dabar, kai jau pavaikščiau čia ne kada čia, 24 metais, po to 25 su tokius rimtus Dan Brule kursus, kuris va, yra tiesioginis, vienas iš tų tiesioginių Leonardo Oro mokinių, kuris irgi savaip adaptavo, pridėjo, papildė šitą metodą, man atėjo tam tikros įžvalgos, kadangi tuo metu aš nebuvau užsivėlusi kažkame kitame. Vienas dalykas. Antras dalykas. Buvau pastumėta, grinai sakau, pastumėta vesti šitos sąmoningo kvėpavimo užsiėmimus, nes aš gyvenime neturėjau tokio ketinimo tai daryti. Aš jau dėl savęs. Nes kažkada tai buvau bandžiusi, po to nusivedžiau sūnų pas Dalę Betą Kosmauskaitę, pakvėpuoti sūnui netiko, nu ir aišku, tada ir mama nebeina, nes kažkokią kitą veiklą kartu su vaiku randi tada. Tai va, tai ir dabar vat, paskutinis variantas, ar ne, su to leknėjimu. Man kažkuriuo tai metu, vat, aš jau nuo šio rudens vedu, nuo spalio mėnesio, rasti tokį žmogų, ar ne? Man stuktelėjo 57 metai ir kitą dieną aš pasidariau savo dovaną. Pravedžiau pirmąją rebefingo sesiją kitiems. Nu, žodžiu, dabar va, turiu naują hobį, naują veiklą, vėl viskas nauja, viskas yra įdomu. Ir, žodžiu, ir visą tą laiką, vat, praktiškai iki naujų metų, aha, lieknėsim, tą valgai, to nevalgai, tą galima, to negalima, čia svarstyklė, čia, ai, žiema, priaugau vėl kaip meškinas. Ir kada čia buvo paskutinis kvėpavimas, man atrodo, gruodžio 28 dieną, ir po jo aš taip jau tvarkau salę, jau čia po to, kai pravedžiau susitikimą. Ir man taip pat ir dėjo, klausyk, tu lieknėji, o rezultatas tai atvirkštinis, vis priaugi. Tai gal tu imk ir pamirštų tą lieknėjimą, gal bent nebepriaugs. Nu, ta prasme, kažką pakeisk. Ok, nusprendžiau, kad viskas, baigiau lieknėti. Neįdomu. Žinokit, rezultatas yra toks, kad vadinasi, kažkur tai savo aš sukeldavau nuolatinį stresą. Ir dabar aš esu tokia, nu, labiau atsipalaidavus, man kaip ir daugiau kas juokinga šitam gyvenime yra, nu, tiesiog juokinga. Labiau, vat, matai, vat, tokius kaip pririša žmonės, ar ne? Oi, būtinai reikia leknėti. Žinokit, aš nebenoriu saldumynų. Aš per naujus, nu jau po naujų, pirmą kartą praėjau pro Maksimos tortų, bet tas vitrinas, netystančią seilę. Nes anksčiau tai praeini, tai kaip skanu, kaip noriu, bet negalima, nu negalima, tai nu negalima. O dabar einu žiūriu, o kažkoks naujas tortas, nu bet tai skonis visiems tas pats. Nu, ta prasme, net neįdomu, viskas. Ir aišku, man aišku padėjo ten su tais, nežinau, lieknėjimais ar storėjimais, kaip čia dabar reikėtų juos pavadinti, ten ir mano draugas širdies, ir sūnus, ir katė, kuri mokė gaminti vištieną, žuvį, ten, ta prasme, normalų baltymą, o ne saldumynus valgyti. Visi, bet vat lūžis įvyko po to, kai aš pradėjau reguliariai vesti kvėpavimus, kaip būtų keista. Kadangi aš kai vedu, aš ir pati kvėpuoju, nes aš turiu duoti kažkokį tai ritmą, jeigu ne visą laiką, tai bent jau tarpais tarp meditacijų, ar ne? Tai, tai net nežinau, ką dar pasakyti. Žmonės sako, kad mano vedimas yra švelnus, kad tikrai yra kaip kas, bet dauguma pasiekia to, ko nori. Tai reiškia, užsiduoda intenciją. Nors ta intencija irgi gali keistis. Na, tu gali ateiti su viena intencija, o po to pradedi kvėpuoti, jinai pasikeičia, kaip ir man, kad būdavo. Kiek suprantu, vat, kiek girdžiu iš atsiliepimų, tai žmonės pailsi, atsipalaiduoja, bent jau dauguma. Mes darom tam tikrus ir atpalaidavimo kvėpavimus, ne tik tai judesi atpalaiduojamai. Ir patys tie kvėpavimai, nu jie savaime atpalaiduoja. Tu gauni šiek tiek daugiau deguonies, nes tu tiesiog kvėpuoji. Tas įkvėpimas būna trupučiuką gilesnis, ar ne? Bet nedaug. Jeigu jauti diskomfortą, grįžti normalų kvėpavimą, pailsi. Plus mes treniruojam smegenis, jūs įsivaizduokit. Tai dabar, kai mūsų dėmesį tampa į visas puses, ar ne, kas, nežinau, per sekundę po porą kartų, ar ne, pink, dog, mes savo dėmesį
tada mes tą dėmesį skiriam vienai veiklai, kvėpavimui, ar ne? Dar taip pajauti, kaip kūnas jaučiasi, po to ateina kažkokia meditacija, tai ir kvėpuoji, ir klausai meditacijos, ar ne, ir dar vizualizuoji. Mhm. Ir tai yra didelis krūvis tokios, nu, neįprastos dėmesio išlaikymo veiklos. Tai jeigu nori miegoti organizmas pavargęs, aš sakau, miegokite sveikatą. Vadinasi, pavargot, reikia pailsėti. Pasnausit, atsibusit, vėl prisijungsit. Jeigu nereiškia, reikėjo ilgesnio miegelio. Pasakysim labas rytas, kai baigsis užsiėmimas. Žodžiu, kaip sakau, pilvo nemaigau, neaiškinu, kad būtinai taip ir niekaip kitaip, kad negalima judėti ar ten dar kažko negalima. Svarbu neuskriausti kaimynų ir savęs. O visa kita. Skonio reikalas. Ko reikia organizmui, tiesiog ateina va, tas impulsas. Noriu sulenkti kojas, lenkiu kojas, ar ne? Jeigu kas nors ne taip, aš prašau pakelti ranką. Pavyzdžiui, gal nugarą pradėjo skaudėti. Tai reiškia, kad įtampos gali išeiti, bet ir per skausmą. Mhm. Būna, kad raumenys tiesiog įsitempia, o kartais jie būna įsitempę tiek, kad kai pradeda atsipalaiduoti, jos pradeda skaudėti. Tada keičiam kūno padėtį, aš galiu pridėti rankas prie tos vietos, ar ne? Po to šilčiau apkloti. Ir paprastai visus apkloju šilčiau, nes kvėpuojam gulėdami. Visiems tai yra poilsis. Kai ilsimės, kraujospūdis krenta, darosi šiek tiek vėsiau. Tai, o pabaigai, kad sušiltume, pasidarom arbatos. Ir išeitame į lauką. Va, papasakoji tai viską ir man vėl viskas atsigamino. Aš nesu naujokė, kaip sakyt, pas tave buvau ir gal tuo pačiu pasidalinsi, žinai, kas man labai pačiai, pirmą tokį, nes aš kelis kartus buvau, gal kokius jau 3 ar 4, nežinau, čia skaitant dar ir toje stovykloje porą sykių. Tai, žinai, kas man yra labai svarbu, aš pati, kai tą dirbu, labai į tai kreipiu dėmesį, bet ir stebiu, ir kiti žmonės tai užtikrina, nes vis tiek tai yra pakankamai intimi erdvė gaunasi ir tu nežinai, su kuo tu ten iškvėpuosi, ar su kažkokiais garsais, ar su dėjonėm, ar su miegu, ar su dar kažkuo. Ir man visada labai svarbu saugi erdvė. Saugi, kad, nu, manim, žinau, bus pasirūpinta, man saugu, va, kažkoks vidinis turi būti jausmas, kad aš galiu nurimti, atsipalaiduoti ir nesvarbu, kas vyks, manim bus pasirūpinta. Tai aš tave, va, nuo pat pirmo sykio, kai pamačiau ir kaip sukūrei tą erdvę, paskui kitose studijose, kai buvau, tai pas tave man ypatingai pasijutė pas tave tokia motiniška globa. Ir kartai, žinok, iš tikrųjų norisi va taip nusilesus gyvenime ateiti, nu, jau kai tavim kažkas pasirūpina ir tas tavo apklojimas, ta antra antklodė kažkokia, man tai va tuo būnu pačiu laiku ir tas prisilietimas, kad va pamatė ir man dar to šilumos davė, dar apkamšė tave kaip kūdikį. Tai yra labai, man tai labai va tokia atrodo smulkmena, bet jie labai, va, net ir kalbu apie tai, duoda labai tokį gerą saugumo pojūtį ir tu gali sugrįžti tokį savo tą vidinį vaiką, tokį pažeidžiamumą savo, nes yra kažkas, kas stebi, rūpinasi ir sukuria tą erdvę, kad tu būtum taip, kaip tau būnasi, ar ne, su viskuo, va tiesiog, ar ne. Tai labai labai tau ačiū už tai, kad tiesiog tai kažkaip, nežinau, tau taip gaunasi ir tikrai tai yra labai svarbu, manau, kiekvienam žmogui, žinai. Nu, Ačiū labai, Kristina, nes aš atvirai pasakius apie kažkokią erdvės kūrimą, tai aš niekada net ir negalvojau. aš Tai tai čia galvoju. netyčia. Aš tai galvoju, žinok, nes aš pati tai mokiausi iš, vat, ar ne tos pagarbos žmogaus kūnui, jo erdvėj, kad nebūtų, vat, pažiūrėjau, pas tave, ne, irgi per arti, kad neatsigulčiau, nu, man tas svarbu, žinai, kad ten nekvėpuotų man žmogus tenai jausi ir aš jam ten, nu, norėčiau apsiversti ir negalvoti, ta prasme, kad būtų tokios, nu, erdvės, ar ne, ir tos pagalvėlės tavo, tos, kur pas tave pirmą sykį atradau aš jas, aš nesuprasdavau, kam reikalingos akių pagalvėlės. Nesuprantu, miegoti neina su juom, nusuprantigi, nukrenta, bet vat, praktikai kvepiančios ir tokios atjungiančios tave ten su ramunėlėm, bet jau vienas sykį, nežinau, gal dar kokiu nors yra,
augalinių. Tai man taip, žinai, nu tu atsiduri kažkokiam kitam pasauliui, bet tuo pačiu kūnas yra visiškai saugus. Ne, Mm. ir apklotas, ir kažkaip jau tavo va, tas vaikščiojimas, jisai toksai labai subtilus, toks globėjiškas prisilietimas, tai va, labai labai kažkaip man tai yra labai svarbu, nes man jeigu nesaugu, tai aš tada neatsipalaiduosiu, erzinsiuosi ir tada galvosiu, ką nors ir tada nuspręsiu eiti miegot. Nes taip, Pailsėt bent jau. nes protas taip apsigins, aš savo kūną, pažiūrėjau, kai man nuobodu ar mane kas užknisa, tai jisai sako, eik mėgoti, nuobodžiau, eik pailsėti, tada pamiegok, žinai. Bet aš kaip praktikos, tai aš ateinu su tikslu, ne nupraktikuoti, o ne miegoti. Aš, vat, kalbu apie save. Man įdomu. Ir žinai, ką aš dar atradau pas tave? Pradžioj, žinai, toksai, kaip sakykime, gali ateiti pasieksperimentuoti, pasižiūrėti, ar tinka tau tas kaip vedimas, mokytojas, ta aplinka. Ne? Bet paskui man kas įdomu darosi, aš tikrai negalvojau, kad į rebefingą galima eiti reguliariai, taip žinai, kaip galvą prasivalyti pas kokį, nu, nežinau, psichoterapeutą kartą į savaitę. Tai čia man kažkas panašaus, tik tai be žmogaus intervencijų, o tu pats per savo kvėpavimą mokiniesi būti su savim, pamatyti tas mintis, ten pajausti save, ar ne, kiek ten tu, kiekvienas, kiek mes ten sugebam, ar ne. Man labai va tas sužavėjo. Ir tavo tas, vat, kad tai galima daryti reguliariai ir tu paskui irgi taip motiniškai, kaip motina Teresė rūpinėsi, kaip aš grįžau, ar laimingai, ar viskas gerai jaučiuosi kitą dieną. Tai yra super, nes tu kuri asmeninį santykį. Tau nėra vienodai, žinai, kaip pabuvo Mhm. žmogus, kaip parėjo, kaip išsimiegojo. Ta prasme, gal tu tikrai, nu, kaip sakyti, aš net nežinau tų visų virtuvės reikalų tavo, ar ne, kas žinių visų, kiek tu apie tai žinai, bet tau va tai svarbu ir žinok, va, kaip Koko Šanel pasakė, nu, svarbu, kokį kvapą apie save palieki. Tai va tu sugebi labai gerai palikti po savęs va tą kvapą parsinešę, tu dar parašai žinutę, rūpiniesi. Nu, bet tas man tai yra svarbu, nes žmonės perka, principė, žinai, ką du dalykus. Tave perka ir paslaugą. O tai, žmogų, o tiesioginė, žinai, mes visi esam pirkėjai, mokytojai save parduoda tėvelė mane, direktoriui ir taip toliau. Tai šitoj vietoj, vat man, vat tas yra faina, žinai kas? Nes šiais laikais vis atsiranda daugiau žmonių, kurie supranta, kad galima net brangiau sumokėti geram mokytojui, nu, tam vedliui kažkokiam, ar ne? Neina visi tik tai pagal kainas, jeigu ką. Ne. Ir ypatingai tokias praktikas, žinai, gali turistai tokie pavaikščioti, kas ten papigeiski, kas kitas įk nemokamai, kažkur kažką daro, bet va čia tokiuose praktikose aš pirmiausia renkuosi žmogų ir mokytoją. Na, ačiū labai. Dėl pagalvėlių. Pagalvėlės labai populiarius yra su levandomis. Bet man levandų kvapas kartais jis būna Specifikai, toks ir ne medinis, visiems. tas medžio kvapas, toksai sakų ir man taip, nu, bet nežinau, man ramunėlės kažkokia tokia neutralesnė žolė, sakyčiau, neutralesnis kvapas. Mhm. Šitos jogos pagalvėlės akims, iš viso, man atrodo, čia vat, dabar jau pradeda šviesėti diena, tai bus labai gerai. Tiesiog duoda daugiau tamsos. Tai reiškia, vėlgi tas visokių išorinių pojūčių, ar ne, mažinimas. Mhm. Kad galėtum labiau susitelkti save. Mesgi mokam savo laiku, ar ne, už tas porą valandų. Mes mokam savo pinigais. Aš dar važiuoju į priekį, važiuoju atgal. Nu, tai jau galima užsidėti pagalvėlę ar vienokią, ar kitokią, tam, kad labiau susitelktume į save. Nes man šitos praktikos, ar ne, sąmoningo kvėpavimo, rebefingo, yra tokios, kurios leidžia grįžti į save. Pagaliau, Dieve, aš pagaliau galiu skirti dėmesį savo. Kaip sakiau, Bet tu manęs žinai, nebetampo. Greta mieloji, kai aš išgirdau pradžioj, kad 2 valandos, aš galvoju, Dieve, kaip ten galima, nes aš esu dalyvavusi nu, kitokiose kvėpavimo praktikose, nu ten valandą laiko man buvo Mhm. pats tas gazas, žinai, ten stipriai, bet
Galvoju, 2 valandas ir taip, ten kvėpuoti, ta prasme, sąmoningai, tai vis tiek jau tu turi, žinai, kaip sakyti, su pastanga, ne tik tai, kaip jau ten išeina tiesiog. Man taip, ne, ir aš galvoju, Dieve, 2 valandos, bet va dabar, kai tu kalbi, tai va su ta visa pradžia, žinai, su pasimankštinimu, paskui finalas su to arbatos atsigėrimu, ten ir taip toliau. Tai tikrai jos neprailgsta, tai vat, kam kitas iki galėtų išsikasti, kaip aš atrodo, tai, žinai, kas 2 valandas gulėti ir kvėpuosi, tai tikrai neprailgsta, nes tarp tų kvėpavimų, va tavo meditacijos yra, ten kažkokie garso dubenėliai, ten yra, ten dar, tiesiog mes visko dar ir nematom ten gulėdami, bet jinai yra labai, tavo ta sesija turtinga visokiais inkliuzais. Prašau, 1,6 kilogramo dubuo. Zoomas, žinok, Neduoda? blokuoja garsą. Mhm. Neperduoda garso, labai gaila, nes nuostabus dubuo, nuostabios vibracijos. Aš jį nusipirkau, aš jį iš karto užsidėjau ant galvos, kažkaip sugebėjau Kai, subalansuoti ai, ir tai pradėjau buvo taip po pataisuota. truputį. Aš va šitaip įsivaizduoksiu, kad aš suradau padėtį, kad jisai man nenukristų ir aš su šitom užtaku. Bet tai buvo mano pirmas dalykas, ką aš padariau. Nes, nu, sakau, nuostabios vibracijos ir jos e, kažką padaro. Ta prasme, net jeigu žmogus nelabai atsipalaiduoja ir ten kažkokie tai procesai būna nuo šitų dubenėlių, žinokit, ateina didesnis atsipalaidavimas. Bet dar žiūrėk, dėl to reguliarumo, vat, kaip tu Mhm. iš savo patirties, vat, ar ne, nes tu darai kas sekmadienį dabar, kiek matau, ar ne, paskelbus skirtingose vietose, galima ne, pagal patogumą, pagal mylimumą, ne, važiuoti. Tai dabar, kaip tu rekomenduoji, ar reikėtų, tarkim, šiuolaikiniam žmogui ten užsiknisusiam kartą į savaitę, kaip į kokį filmo seansą nueiti, tai su savim pabūti, ar reikia kartą į mėnesį, kaip tu, vat, matai? Mes visi esam skirtingi žmonės. Mhm. Jeigu aš pateiksiu rekomendaciją, aš ją pateiksiu vidutiniam žmogui, kuri netiks iš tiesų nei vienam. Tai, aš sakyčiau, pabandyti ir taip, ir taip, ir taip. Man prasikvėpavimas, vat, tikrai ne viena sesija, 10, 12, 20 sesijų, ar ne, man duoda daug naudos. Ir po Denbrilė kursų organizatorė Aušra, tų Denbrilė kursų, jinai įtraukusi buvo į kainą dar ir apsilankymus. Tai reiškia, moki už kursus, plus gauni vieną kartą 10 vienais metais, kitą kartą, man atrodo, 8 apsilankymus jos vedamose rebefingo sesijose. Žinokit, nu vat, gauni tokią galimybę ir tai buvo labai protingas ėjimas, gauni tokią galimybę ir įvertinę, ką reiškia, vat, nu, vat, atvaikščioti bent 4 kartus iš eilės. Nu, po to kažkas pasikeičia, gal kokį Į kartą per savaitę savaitę. kartą, ką reiškia 4 kartus? Savaitę, tai vat 4 kartus 1 kartą į savaitę vaikštant. Mhm. Mhm. Tai man, pavyzdžiui, labai patiko ir tai iš tiesų būdavo toks, pirmadieniais būdavo jos rebefingo sesijos ir taip, nu, pirmadienis tokia ganėtinai intensyvi diena daugam būna, ar ne? Tai atrodo, 4 parskuodi ten persirengi, šoki į dušą ir 4 nuskuodi į kvėpavimą. Ir tada jau gali atsipalaiduoti. Žinokit, bet taip atsipalaiduoja tada viskas. Aš sakyčiau, kad bent kokius 4 kartus iš eilės verta pabandyti. Kadangi per tuos 4 kartus mes visiems įprantam daryti kažkokį tai kvėpavimą. Vienokį, kitokį, trečiokį. Ir pradeda susisieti, manyčiau, kad sąmoniai, bet kad jeigu aš taip pakvėpuoju, aš pasilsiu. Ir vėliau mes galim patys tą savo taikyti. Mhm. Plius eina, kaip sakiau, Tibeto dubenėliai, ar ne, atpalaidavimui geresniam. Ir jie tokie labai įdomus, nes pavyzdžiui, aš, kaip pasakius, vedu virš žmogaus arba šalia ir taip žiūriu, kad ranka pati pradeda vaikščioti, ten, kam aštuoniukė, išilgai per visą kūną, ar ne, kam vat kažkur tai norisi palei kaklą, ar ne, kam žemiau, kam va čia, virš šios akies, kam iš viso toliau, maždaug iš Mhm. toliau man padaryk. Ir žinokit, aš sakau, kiekvienam žmogui skirtingai, dėl to aš ir nelabai mėgstu duoti bendrų rekomendacijų. Ir dėl to sakau, kad pasibandyt.
Pabandyt pasmalsauti tikrai verta, nes kai aš kažkada tai lankiau jogą ir aš turėjau tokią beveik mirties patirtį, mano smegenys prisiminė kvėpavimus su užlaikymais. Ir per juos aš sugebėjau susitvarkyti. Jeigu ne tie kvėpavimai su užlaikymais, aš nežinau, ar mes dabar šnekėtumėm. Bet tai juos prisiminė, kai aš kažkada tai lankiau jogą pas Redą Lukauskienę ir jau buvo praėję gal 12 metų nuo tų laikų, kai aš pas ją lankiau jogos užsiėmimus. Tai žinokit, Tai atminti, tai viskas čia žinoma. jo, būna kritinė situacija ir smegenys išsitraukia viską ir atrenka pačios, ar ne, kas gali padėti tuo momentu. Kad Tai vat išgyventi. aš sakyčiau, kiekvienas žmogus galėtų, jeigu tik tai turi noro, turi galimybių, tikrai galėtų ir manau, kiekvienam vertėtų bent jau pasižiūrėti, kas tai yra, jeigu yra galimybė, nu, vat, atvaikščioti tą mėnesį, tos 4 kartus iš eilės, kad pajaustų skonį. Nes pirmas kartas būna įpratimas prie studijos, įpratimas prie vedimo, prie to, kad kažkur šalia kiti žmonės kvėpuoja ar nekvėpuoja, ar kitaip kvėpuoja ten prie kažkokios muzikos, prie vedančiojo, prie laiko galų gale, ar ne? Nu, ta prasme, vis dėlto pirmas kartas, kaip sakoma, yra toks bandomasis, o po to jau pradedi pajausti ir naudą, ir tada jauti, čia man kvėpavimai, ne man kvėpavimai. Tai va, o kai aš lankiau kartą per savaitę, žinokit, išeidavau iš to kvėpavimo, taip tarytum, nu, vat praėjus kokius gerus 10 km pajūriu. Šviečia saulė, pučia vėjas ir atrodo tau visas smegenis taip gerai prapučia. Mhm. Tai vat man būdavo toks jausmas, kad kažkas nupūsta, prapūsta, įtamposgi pasileidžia iš kūno. Manau, kad ir ne tik iš kūno. Mano asmeniškai pojūtis yra toks, kad jeigu mes kalbam, kad žmoguje yra tam tikri energetiniai kanalai, kad vat, jie gerai prasipučia kvėpavimo metu. Būtent tokia. Bet ir tai, ką tu Apjungti paminėjai, tokia. kas tu tiki tuo, tai ok, bet kas netiki tuo, tai, pažiūrėjau, net praktiškai dėl tų, žinai, sprendimų aiškumo, dėl kažkokių išvalgų naujų, ar ne, ta prasme, vat, kvėpavimas padeda, žinai, nes yra daug žmonių, kurie gyvena labai protė ir jiem truputį, žinai, gali būti ir mistikos, ar ne, nes kurie žmonės eina į tą, tai jiem ten viskas aišku, daug maž, ar ne, atviriau į visą tai žiūri. Bet yra daug žmonių, kurie gali eiti išbandyti ir tiesiog pirmiausia iš tokios praktinės naudos, ne iš to poilsio norėjimo arba tiesiog nusiraminimo, tų minčių sumažinimo, tų išvalgų kažkokių aiškesnių, truputį išsikristalizuoja, ne chaosas ištisinis, ar ne? Va, Kokia nauda? taip, Ok. aš apie va tą naudą, kad būtų, Mhm, žinai, mhm. kiekvienam žmogui, ar ne, ne tik tai kažkur, kuris turi mokėti medituoti, eiti į Ne. jogą, bet apskritai kiekvienam žemiškam žmogui pabandyti, kas per įrankis tas kvėpavimas ir kaip jisai gali mums padėti apskritai kasdienybei nurimti, truputį lentynėlės minčių sureguliuoti. Tu teisi, mes visi kvėpuojam. Tai pradėkim gal nuo to, arba pabaikim tuo. Vienas dalykas. Antras dalykas, mūsų kvėpavimas yra automatinis procesas, ar ne? Tol, kol mes jo nepradedam keisti. Mes jį galim keisti. Tai aš trumpai, kad gali bet kada nutrūkti. Tai vat, Ok, nauda. Visų pirma, detoksas. Kas darotės detoksą, ateikit į kvėpavimą. Jūs kvėpuojate, pas jūs toksinų apie 70 su viršum procentų pasišalina per kvėpavimą. mhm, Pirmas. Antras, sporto salė be sporto. Jūs pakvėpuokit pilvu va taip valandą nuo dušios, jūs pajausite presą kitą dieną. Taip gerai. būna ir man, žinokit, tai yra viena iš priežasčių. Detoksas ką reiškia? Jis reiškia lieknėjimą, presas stiprus, ką reiškia gražesnę figūrą. Tai Mhm, va, tai du dalykai. Toliau, dėl ko sakau sporto salė be sporto? Todėl, kad šiek tiek mes vis dėlto treniruojam savo širdies kraujagyslių sistemą. Jeigu kvėpuojam intensyviau, didėja mhm. intensyvumas, man pagerėjo atmintis. Va. Man kiekvieną pirmadienį atmintis būna geresnė.
Super. Tai žinokit, aš sakau, čia plus ką tai reiškia? Tai reiškia kraujotaka, aš kiek suprantu, ar ne? Kad daugiau pakyla šiek tiek spaudimas, daugiau kraujo priteka į tas mikrokraujagyslės, mikrokapiliarus. Smegenis maitinami mikrokapiliarinė sistema. Sakau, čia yra viskas yra susiję, bet kitas dalykas, nuo šitų kvėpavimų vis dėlto pasileidžia įtampos. Nebūtinai taip, kaip mes galvojam, bet jos pasileidžia. Mhm. Bet pasileidžia saugiai tiek, kiek mūsų organizmas, kiek mes patys esame pasiruošę paleisti. Nėra forsavimo. Tai man čia viena iš didžiausių privalumų. Va, kiek daugybę naudų mes paminėjom ir aš įdėsiu po video nuorodą, kada kur kokie artimiausiai vyksta kvėpavimai arba Greta Facebook'e, kaip ją surasti galite. Taigi, ačiū labai mieloji ir sakau, kaip pasimatymo toliau pas tave. Ačiū tau labai.